Ble. Taigi, kadaise mes gyvenome žemėje, kuri yra mums kol kas nežinoma. Ir maždaug prieš 31 000 metų įvyko didysis atgimimas. Mes gimėme iš planetos, kuri dabar atrodo kaip Jupiteris. Teisingai. Ta praeita planeta dabar atrodo kaip Jupiteris. O mes gimėme, kai buvo pastatyti visi miestai. Tiksliau, aš gimiau, kai buvo pastatyti visi miestai. Ir mūsų planeta, kaip Juozas Erlickas pasakė, muzikinis teismo planeta. Todėl, kad praėjus 1000 metų po didžiojo atgimimo paaiškėjo, kad šitoje planetoje labai daug senų žmonių. Tai yra senų žmonių planeta. Ir po 1000 metų gimė pirmasis dainininkas, kuris yra pasivadinęs YouTube kaip Balta lietuvis. Tai yra Darius Mikulėnas pirmasis. Tai yra pirmasis DM, kuris buvo vienas pirmųjų dainininkų šioje planetoje. Jis yra žinomas kaip Fredis Merkuris. Tiksliau, senatvėje galimai žuvo kaip Fredis Merkuris. Jisai buvo dainininkas, tačiau dainavo seno modelio dainas. Toliau, praėjus dar 1000 metų gimė Justin Zetas. Apie Justin Zetą aš beveik nieko nežinau, bet manau, kad tikrai yra dainų iš jo gyvenimo. Praėjus dar 1000 metų gimė komikas, taip pat ir dainų atlikėjas, Darius Mikulėnas III, žinomas kaip Maksimas Galkinas, Olegas Šurajevas, o senatvėje kaip Juozas Erlickas. Tada praėjus 4000 metų gimė pirmoji DM dainininkė Diana Mikulėnaitė, kuri buvo žinoma jaunystėje kaip Bjork. Daug kas jos dainų nemėgsta dėl to, kad jis yra labai seno tipo. Jinai žinoma kaip Vanessa Carlton, kaip 69 vedančioji vokalistė Karina Krysko arba senatvėje kaip Vanessa May, kuri grojo su smuiku. Ir taigi dabar praeis dar 1000 metų ir praeis 5000 metų gimė penktasis Mikulėnas, kuris žinomas kaip Miša Mišutkinas, Owl City, John Mayer, Bomfunk vaikinas su dredais arba tiesiog Vygintas Varnas. Tai Vyginto karjera iš tikrųjų jisai gyvena tame pačiame bute, kur gyveno tikrasis Mikulėnas, kuriame gyveno tikrasis Darius Mikulėnas V. Jis gyvena tikrai tame pačiame bute, kuriame gyveno penktasis Darius Mikulėnas. Ir senatvėje jis tapo žinomas kaip MC Stylas. Jisai mirė gatvėje. Jis prarado namus, buvo išvarytas iš namų ir gyvenimą baigė gatvėje. Taigi tiek bus, nes man leidžia kalbėti tik 5 minutės, o paskui įrašymas nutrūksta. Viso.